Labą dieną. Nekimba. Ei, kokia žuvies jėga iš tikrųjų. Volkeino wobleriukas skęstantis ir pabandom biškį patept krevetės kvapu. Kada gaudau, tarkim, va dabar atsistojęs vienoj vietoje praktiškai drožiu, tai ganėtinai dažnai keičiu masalus, praktiškai 2 metimai ir keičiu. Ir vos pakeitus dažniausiai 1 metimu būna kibimas, nes visgi vienoje vietoje, kada gaudai, aš galvoju, kad reikia dažnai kaitalioti. Masaliukus, kada vaikštai, jo, ten atsirinkai kelis, žinai, kad juos kals ir drožiai jau tada ant tų. Reikia gal biškį, kad pašiltų, tada labiau sujudės ta žuvis, nes žuvies iš tikrųjų yra labai daug, bet neaktyviai jinai tiesiog dabar kol kas. Kada gaudau šitais ridaliais wobleriukais, tai jie turi truputėlį tą tokią savybę persimest. Kablys būna persimeta, tai vos užmetęs aš truputėlį patraukiu, jauti, kad jisai dirba ir tada lėtas pravedimas. Jeigu galvoji, kad lėtai trauki, lėtą pravedimą darai, tai turbūt ant šitų tridalių reikia žinot, kad reikia daryti dar lėtesnį pravedimą. Va, pakeitus masalą, 1 metimukas, patepiau krevetės kvapu ir ateina gražuolis. O, koks mucas. Opa. Nu ir liuks. O, volkeino wobleriukas ir krevetės pamozuojamas. Opa. Ai. Nu, reik dar patept kartuką. Patepam dar. Sakau, taip nenori kala, bet kala. Užteks. Va, nemažai muselistų iš tikrųjų čia atkeliauja, tai kas mėgstate muselinę žvejybą, irgi laukiami Dzūkiško upėtakio rezidencijoje.
Smagu pakovoti su galiūnais. Va, karts nuo karto papuola ir tų vadinamų dinozaurų. Eršketas turbūt kažkur ne į burnos sritį. Burnos žuokį, man atrodo. A ne? Nu va, tai nudžiugina. Nu, ne karts nuo karto, o ganėtinai dažnai turbūt. Tokie va laimikiai. Kas mėgstate, bičiuliai, gaudyti dugninę meškerę, taipogi galite atvykti į čia tiesiog, susimesti meškerės. Jeigu bus geras šeimininkas, tai dar užmes ir pašaro kažkokio tai, kuris yra skirtas eršketų žūkliai. Ir kiek žinau, čia eršketų yra tokių net apie 60 kg. Tai patys pagalvokit, kad galite atvykę į dzūkišką upėtakį pagauti savo gyvenimo žuvį. Meškerytė ant ribos jau netokia atrodo. Va, kitoj pusėje taipogi žmogus traukia žuvį. Kas mėgstate velkiauti, kaip matote, kitoj pusėje yra valtis, galėsite ir pavelkiauti, jeigu noro bus. Nu ir norisi pamatyti tą jau dinozaurinę žuvytę. Oho. Nu prie burnos kažkur. Gal į burną net. Jo, į burną, į snukutį tvarkingai. Jau sukraipšta. Keista, ne? Nu, gal aš einu pabandysiu graipštą paimti. Jo, va, žiūrėkit, kiek greitai. Blizgelė. Snapukį. Op. Ateik mažytį. Op. Ir va toks laimikis džiugina žvejus. Nu ir smagu, bičiuliai. Kokio stiprumo žuvys. Kokio grožio, kokio stiprumo. Kova kaip su lašiša. Liaunas į rankėlis. Ir puikiai kimbantys vaivorykštiniai upėtakiai. Kur chebrytė? Aišku, kad dzūkiškam upėtakiai. Kočioj, opa. Va, kaip gražiai. Vableriuką. Cikt. Valkeino kūga. Draška. Kągi, bičiuliai, pakalbėsiu truputėlį apie taisyklės, kurios yra dzūkiškame upėtakyje. Tai galima gaudyti būdų pagavai paleist. Kada gaudai būdų pagavai paleist, tai masalų kabliukai turi būti be užkarpėlių ir kietais masalais. Tai blizgelės, vobleriukai, kaip aš šiuo atveju. Jeigu norite gaudyti pagavai pasiimk, tarkim, ką pagavai žuvų, tiek pasiėmei, tai tada jau galima gaudyti tiek dugninę meškerę, tiek plūdinę, kaip tik jums patinka. Masalas geriausias krevetė, dzikas, naktinis sliekas galbūt. Jau čia nuo jūsų fantazijos daugiau priklauso.
kas daugiau. Tarkim, gaudant, kibimukas buvo, užmetė voblerį. Prieš atvykstant geriausia būtų pasiskambinti telefonu, kuris yra Facebook'e Dzūkiškas upėtakis, ten yra visa detalesnė informacija, pasiskambinate dėl žmonių kiekio, visgi nenori, kad būtų labai apkrauta ta tvenkinio teritorija žmonėmis, kad visiems būtų patogu ir visiems būtų gerai. Tai jeigu norėsite į čia atvykti irgi, tarkim, neturite meškerių, norite šventėmis pasigauti žuvies, irgi tikrai ne problema, atkeliausite į čia, paprašysite pas šeimininkus, tikrai duos meškerę, duos masalų ir gerai praleisite laiką ir dar parsivešite savo žuvies. Vaikams nemokamai, su tėvelių palyda, aišku, ir tikrai malonų šeimininkai, pasiskambinsite, pasikalbėsite ir esu tikras, kad užturėsite tikrai puikų laiką. O apie masaliukus pakalbėsiu šiek tiek vėliau, dar noriu keletą žuvyčių pagauti ir smagu. O, muselinė meškerė. Kas mėgstate muselę? Smagu. Nori pavadinti? Ne. Ne, ačiū. Gerai, šiaip labai jautriai viskas jaučiasi. Sistemėlė įdomi, dvi muselės, viena aukščiau, kita žemiau, ne? Jo, bet tos viršutinės tai vieną pagavau, visi ten ant pirmutinio. Visgi turbūt galima iš to nuspręsti, kad žuvis arčiau dugno stovi šiandieną, ne? Ar ne? Manau, kad nelabai. Nelabai. Vis tiek muselė lengva nenuskęsta labai tai. Bet tikrai, kad ne nuo paviršiaus. Jo. Nu, tai kažkur per vidurį. Jo. Truputėlį graibštelis mažokas, bet... Šeimyninis duetas. Jo. Žmona duoda pamokų vyrui. Smagu. Prie pat žuvų. Paima. Žodžiu, bičiuliai, vienoj vietoj praktiškai stoviu dabar ir kas 2 metimai keičiu vobleriukus ir pakeiti vobleriuką, bum, arba ištrauki, arba nueina. Arba ištrauki, arba nueina ir vėl keiti. Nėra to tokio auksinio masaliuko. Gražiai linksta trapara, ne? Ir kokios gražios spalvelės. Opa.
Keliaukit rogės į girią. Opa. Nu va. Lėtas pravedimas. Opa, va. Barkštelio ir va tik pakeičiau. Ir nesėda, nekala. Nu kodėl jie tokie pasyvūs? Turbūt dabar lydi vobleriuką ir... Nu įdomu žiauriai, iš tikrųjų, čia turbūt gaudant guminukų ar krevetė kokia tai būtų. Tikrai jų labai daug. Vobleriukas skęstantis, tai truputėlį palaukiu, kad jisai pasileistų žemyn ir pasyvi tokia žvejyba. Miegančiųjų gražuolių žūklė. Nu dabar bus. Opa. Aš kovoju su upėtakiu, kitoj pusėje vyrukas, matau, kovoja su eršketu. Nu ateik, mažutė. Ateik. Va. Va. Grožis. Čia grožis ir čia grožis. Ai. Nu šėkniai šitie. Šėkniai. Ką, bičiuliai, nėra taip labai jau lengva, reikia pagalvot, bet taip iš tikrųjų dar, bent jau man tai tikrai net įdomiau. Aišku, gaudytum ten ant krevetės, va, buvo bičiuliai atvažiavę, ruošėsi baliui, ant krevetės šeimininkas ten dar kažkokio pašariuko truputėlį įmetė ant krevetės, bam. 20 minučių keliauja namo. Taigi, kiekvieno iš tikrųjų pasirinkimas. Norite sau greitai, skanios, šviežios žuvies, atkeliavote į čia, gavote meškerę, gavote masalų, užmetėte, pasigavote, laimingas keliaujate namo. Man įdomiau iš tikrųjų gaudyti ant dirbtinų masalų. Aš gaudžiau taip, tai visgi, jeigu apie masaliukus, šiandien gaudžiau tik tais vobleriukais.
Tai va, jau ne pirmas sezonas man yra numeris 1, tai Hydram, Volcano, skęstantys, tarp kitko, ir Kūgos. Irgi Volcano firmos, sudėsiu, aišku, kaip visuomet, nuorodas po šiuo video, galėsite pasižiūrėti, galėsite jų rasti triturusfishing.com ir nepamirškite, kad ten dar yra nuolaidos didelės kalėdinės. Kotelis. Čia mano upėtakinis, aš juo gaudau tik upėtakius tiek upeliuose, tiek tvenkiniuose. Tai Trapara TXA 602 UL. Nuo 0,2 iki 5 gramukų. Nuo 0,6 iki 5 gramo meškerė tikrai yra nuostabi. Tikrai atsakysiu, jinai realiai yra tokios daugiau biudžetinės klasės, tačiau man jinai taip prilipo, kad tiesiog bet kur keliaudamas gaudyti upėtakių, visur keliauja jis su manimi. Tiek draugai turbūt, eisiu dar gal kokį vieną pasigausiu padėt ant šventinio stalo ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Aišku, bus daug ten, kaip ir visuomet, kad čia vabalo, dar čia neįdomu. Turbūt ten taip kalba tie hebrytė, kurie, nėra gaudę. O čia iš tikrųjų yra kažkas tai tokio. Tu nori muselinę gaudyti, atkeliauk į čia, nori gaudyti dugninę, irgi atkeliauk į čia, nori gaudyti spinningu, irgi visi keliai veda į dzūkišką upėtakį. Ate.